Viskas, liuks, let's go. Nu ką, jau kely. Į Vilnių važiuoju iš Šiaulių. Gyvenu, kaip jau gal kas žinote, Šiauliuose. Tai turim 210 km dabar iki Vilniaus. Rodo, kad važiuosiu apie 2 valandas 20 minučių. Ir atstovausim šiais metais mėgėjus. Nebedaug kilometrų. Visokių. Lukas, Tarvydas. Tarvydas, ne? Biškį šlapė. Su rato atstumas 4 kilai su biškė, ne? 5. 5.05. Numeris jūsų šitas galit raktų pakabūti. Raudoną turiu, dabar reikia juodą. Ai, dabar jau nori. Vieną liubiuką. Turiu raktų, taip? Irgi, 21. Nu va, atvykom į Karmą. Važiuosim trasą prasibandyti. Pasinę skirti. Čia startas. Ir čia jau šlapė. Kaip dabar, nenukris čia. O, su viena ranka. Su viena ranka. Gerai, varau prasilėk trasą. Stiksim startę. Ai, BPM-ai tai muša žiauriai aukštai. Po 100 šiam, po 107. Neįtama. Ką dabar darai? Ką dabar darai? Jeigu darai, darai gerai. Penki ratai. Dabar startė vyrai, mėgėjai iki 35. Pro kairę, ne, čia lėksim. Ai, čia pro tą balą tą visą. Arba tiesiai. Gerai, pasiruošėme vyrai mėgėjai. 4 ratai. Vyrai mėgėjai. Iki 35 metų. Žiūrim šviesoforą, laukiam žalios spalvos ir nesibatoninam ten prie tvoros. Be 16 minučių per ratą negrįžt. Dar truputėlį. Nu, ne. 4 ratai. Vyrai mėgėjai iki 35. Važiuojam! Sveiki visi, štai ir antrasis startas Karmos varžybose. Startuoju už mėgėjų grupę iki 35 metų. Šioje grupėje turėsime 4 ratus po 5 km. Trasą spėjau pasibandyti prieš varžybas apvažiuoti vieną ratą. Trasa gan techniška, yra sudėtingų vietų. Varžybų dieną šiek tiek jutaus apsirgęs. To pasiekoje tik dabar išeina video, nes po varžybų stipriai susirgau gripu. Tai dabar jau galiu prašnekėti ir papasakoti apie šias varžybas. Taigi priekė jau spėjo pasidaryti tarpą Tomas Pažemeckas ir Airidas Sadauskas. Na, o man būtinai reikia apsilenkti šį varžovą, kad neatsiliktų nuo jų. Nepaleis kalnų. Bet kiek kalbėjau su Airidu Sadausku po varžybų, šitoje vietoje krito ir matome, jis jau priekyje šalia mūsų.
Na ir darau lenkimo nieko nelaukdamas prieš šuolį. Pavyksta šuolis ir po šuolio seka greitas nusileidimas žemyn. O čia didžiausias kalnas trasoje ir jį nepavyksta įvažiuoti, reikia stumtis. Iš karto parodė karma, kad esam šiek tiek per silpni šiom varžybom. Ir technikos tikrai netrūko šiose varžybose. Reikėjo ne kartą sukinėti vairą. Na ir rido tempas pasirodė gan nukritęs po nukritimo, tai lenkiu ir bandau pasivyti Tomą Pažemecką, kuris mačiau ir žinau, kad yra priekyje. Gan smagi atkarpa, greita tokia, šiek tiek technikos. Bet kai dar vis pirmo sezono varžybos, dar nėra tiek daug drąsos lėkti jau taip atsipalaidavus. Na ir štai matome Tomą. Tomas važiuoja pirmas vyrų mėgėjų iki 35 grupėje, aš antras šiuo metu. Tai tikslas būtų prisivyti ir sėdėti ant rato, nes kaip ir lenkti nėra tikslo, nes tikrai nepajėgsiu nulėkti tiek, kad nebepavytų. Tai pavojingesnis toks nusileidimas, turi laikyti stabdžius ir čiuožti tiesiog. Už Tomo važiuoti čia visai sekasi gerai. Šiek tiek ir širdies ritmas kristi pradėjo. Tai visai gerai čia sekasi. Na, tikrai įdomus segmentas palei Nėrį. Ir toj privažiuosime dropą. Per važiavimus prieš varžybas pasižiūrėjau, kad važiuoti geriausia pro dešinę. Tai tokia šiek tiek baimė čia yra, neįlėkti į tą upę. Neprisemti batų, neprigargaliuoti. Šiek tiek prisistabdome, nes prisivime grupę moterų, kuri buvo paleista kovo 8-osios proga, pirmoji. Dar. Na, iš norinčio apsilenkti, supratau, kad turiu kompaniją iš galo taip pat. Jeigu GoPro taip krato, tai tikrai realybėje labai stipriai kratė šitoje vietoje. Na ir sukilimas, toks kalniukas prieš finišą. Ir važiuosime į antrą ratą. Pažemeckas, jaunuolis. Tai kaip ir pirmame rate išlaikiau antrąją poziciją, Tomas pirmas. Oras buvo labai tikrai superinis, 16 laipsnių, šilta, pasirinkau trumpą aprangą važiuoti. Pats tas, kai beveik sergantis esi. Na ir vėl šuolis. Šis šuolis, lyginant su praeitom varžybom, šiek tiek buvo sudėtingesnis, kadangi iš karto eina žemyn, tai kildavo šiek tiek ratas galinis. Ir vėl nepavyksta įvažiuoti į kalną, pakilo dviračio priekis, šit neapsiverčiau, dar ir šakas čia įsikabino. Tai streso pakankamai, jėgų irgi išvaistyti ir va, apsilenkė mane jau mano grupės varžovas. Nebuvo tą dieną kalnai stiprioji mano pusė. Po šito nesėkmingo neįvažiavimo į kalną šiek tiek ir kažkaip jėgos apleido. Tai šiuo metu važiuoju trečias, na ir jau važiuoju ketvirtas. Dar vienas varžovas mane apsilenkė. Bandau palaikyti tą tempą jų.
Ir dar vienas lenkia. Tai pagal tai, ką matau, Tomas vis dar pirmauja, važiuoja pirmas, o aš važiuoju šiuo metu 5. Na, čia į grupelę dar pasijungė vyrų iki 50 mėgėjų. Grupės dalyvis, apart to, kad nepavyko įvažiuoti į didžiausią kalną kelis kartus, šiaip sekėsi gerai veikti visas techninės vietas. Na ir vėl atvažiuojame prie Neries segmento. Dropas sėkmingai įveiktas. Du ratai beveik jau įveikti. Antrame rate praradau 3 pozicijas, bet vis dar laikaus prie lyderių grupės. Tai rato laikas buvo apie 16 minučių. Na ir vėl kalnas prieš finišą ir važiuosime į 3 ratą. Ir atsiranda toks tarpas tarp lyderių grupės, kurio jau greičiausiai nebepavyks uždaryti, o reikia stengtis nepaleisti samos pozicijos. Na ir vėl tas kalnas, į kurį vis dar nepavyko įvažiuoti. Nepavyksta ne tik man, vėl prisiviju kažkaip tą lyderių grupę, bet greitai ir nutolsta jie vėl. Na, varžybų metu tikrai jutausi ne pačios geriausios formos. Sunkiai važiavosi, norėjusi jau ir kaip ir baigti, bet žinau, kad paskui liūdna bus, kad neįveikiau visos trasos. Na ir priekyje ten matosi Tomas Pažemeckas, prarado savo pirmąją poziciją. Toli labai neatsilikau nuo pirmaujančios grupės, bet pasivyti jos irgi neišėjo. Nebematau jau taso. Na, čia jau šiek tiek nebesimato, kur važiuoti. Jau buvo mintis, kad greičiau baigtųsi visą tai. Lygiuose atkarpose dar galėjau kažkiek palaikyti greitį, bet kai tik įkalnė kokia, pasijusdavo tikrai labai sunku ir lėtėdavau iš karto. Tai rekomendacija būtų savo ir kitiem, nevažiuokite varžybas, jeigu jaučiat, kad sergat ar sirgsit. Prasisuka ratai. Prisiviju kažką iš tikriausiai vyrų jėgos grupės. Rugybė valdo, krato, 11 numerius. Na ir važiuojam paskutinį ratą. Jau net čia sunku įvažiuoti į kalną. Na, o apie trasą tai tikrai šauni trasa, smagiai, įdomi. Liuks organizatoriams, kad stengiasi tokias trasas sukurti, padaryti viską, išpildyti. Ačiū.
Na, o šitas kalnas jau įprastai pėstute. Na, turbūt greičiausiai įveiktas segmentas per visus 4 ratus šis. Jau kai pranti biškį drąsiau pasidaro. Paskutiniai techniniai segmentai, nusileidimas ant stabdžių. Ir bus likę tik keli kilometrai iki finišo. Sargiai. Ačiū. Tai važiuoju vis dar 5 vietoje, niekas taip ir neaplenkė manęs. Ar pavyks man išlaikyti šią vietą iki pat finišo? Sekančios karma varžybos bus kovo 29. Tikiuosi būti jau pilnai atsigavęs iki to. Organizatoriai minėjo, kad laukia daug techniškesnė trasa negu ši. Tai įdomu, kas mūsų laukia. O, jau bet koks kalniukas pasidaro sunkiai įveikiamas. Sutraukia mėšlungį. Bet finišas čia jau pat. Iš galo už manęs kažkas yra, girdėjau, komentavo mano važiavimą kalną, bet manęs kaip ir nelenkė. Taigi finišuoju 5. karma Lazdenėlių krose. Ačiū organizatoriams už šias pastabias varžybas ir susitiksim kitą kartą. Labai sunku buvo. Nežinau, gal dėl to, kad biškį toks apsirgęs, bet ant tiek nėja kalnai pragars buvo. Tiesiuosiuose da galėjau kažką, tik kalnas iš karto mirtis. Sunku kažką komentuoti. Pirmą ratą galvojau, viskas čia bus gerai. Antras važiavau. Ir kai nebeužkilau į tą didžiąjį kalną, viskas pasibaigė. Pasidarė bloga, sunku. Bet įveikiau trasą, tas svarbiausia. Nepasidaviau, suvažiavau. Laukiam kitų varžybų.